Nu, pribrenda laik skambinto išpėdų galėtko išmėdžio auras. Zbignevukas. Taip klausos, Zbignevai. Nu, zdarov, Rasmel. Girdž, man reik 105 kvadratų rudos terasas. Turi tu tokį kiekį, a ne? Aha. Nu, tai gerai, tu man visko nuruošk, aš pas tai in ofiso atvarys. Ok, ruošiu. Gerai. Allah, buka, pliauska karalienė. Labas, pagaliau sulaukėme jūsų. O, atsispausdina, prašom, Zbignevai, čia jūsų sąskaita ir vaštaraštis. Nu, paveizėsim, ko prie konkolevai. Rasmel, iš kur čia tokia sum? Tu šventą rūkytą skumbrę, ko aš tau sakiau? Zbignevai, tai yra mažmenos kaina ir jokių kalbų nebus apie didmenos kainą. Taigi aš tau sakiau, man reiks 15,5 kvadrato, nu 16. A ko tu čia man skaičiavai? Aš tokių pinigų neturiu, tokį nemačiau. Pirkite normaliai, tada pirkite 260 kvadratų, aš jums atiduodu šitą kainą. Dabar jūs perkat 16 kvadratų ir čia kažką man diktuoja. Va, tu matai, aš pygo. Tu galvoji, kad aš pigiau negausiu, aš nais paskips, tu galvoji, aukštaitieji nėra paskoperi. Ačiū jums labai uždėmesį. Buvo gera, visą gerą, duris ten. Aferistė čia vis. Mėly klientai, nuodas visada yra galimas, tik reikia skirti didmeno nuo mažmenos. Kai skambinate telefonu, būkite geri, nemanipuliuokite kiekiais. Nes atvykę į ofisą jūs pasakote visiškai kitokį kiekį ir gaudami visiškai kitokią kainą jūs pykstate.